Nors vasara yra laikoma švaros ir šviesos laikotarpiu, tačiau kelionės automobiliu ant jų palieka tam tikrų nešvarumų žymių. Šiandien mes kartu su automobilių švaros specialistais pasikalbėsime, kokių nešvarumų galime aptikti po vasariškų kelionių ir daugiau dėmesio atkreipsime į tuos nešvarumus, kuriems kartais jo neskiriame pakankamai. Norėdami kuo labiau pasimėgauti vasaros suteikiamą šilumą ir šviesą, neretai išsiruošiame į įvairias keliones, kurių maršrutas gali eiti pačiais įvairiausiais keliais. Todėl automobilio kėbulas gali pasidengti keliais skirtingais nešvarumų tipais. Tačiau jų kiekis priklauso ne tik nuo mūsų maršruto ar kelių kokybės. Natūralu, kad jeigu automobilio greitis yra mažiau nei 100 km/h, mažiau nei 70 km/h, sakykime, organikos, tai kaip musės ir panašios apnašos, jų bus gerokai mažiau, lyginant su to automobiliu, kuris nuvažiavo nuo Vilniaus iki Klaipėdos. Tai dėmesys detalėmis bus skirtingas to automobilio, kuris važinėjo miesto ribose ar miesto rajono ribose, lyginant su tuo, kuris važiavo didelius atstumus, važiavo į įvairią kelio dangą, važiavo per kelio remonto darbus ir panašiai. Tai čia yra pirma taisyklė. Pasižiūrim, kad turim po vasaros, kaip tas automobilis atrodo ir kur reikės dėmesį kreipti. Vienas bjauriausių, kibiausių ir sunkiausiai šalinamų nešvarumų yra bitumas. Kadangi jis tamsus, tai lengvai pastebimas ant šviesių automobilių. Tuo metu tamsių spalvų automobilių vairuotojai dėmesio gali ir neatkreipti. Tačiau jei norite įsitikinti, kad jo tikrai yra, tiesiog perbraukite delnu per apatinę kėbulo dalį ir viską pajausite patys. Bet kodėl bitumą reikia pašalinti? Didelis kiekis bitumo neleidžia kokybiškai pašalinti purvo. Bitumas yra klampi medžiaga, prie jos limpa purvas, jis akumuliuojasi, atrodo nuplovėm automobilį, bet jis vis tiek neblizga. Tai yra bitumo pasekmė. Kokybiškai nuvaškavus, kokybiškai nuėmus vašką nuo automobilio, tai yra nuvalius, nuriebalinus kėbulą, kokybiškai nuvalius kelio apnašas, ištirpdžius jas, nes jos jokių kitų būdų nepasišalina, automobilis pradeda blizgėti. Vasaros metu daug kas savo buvimu erzina musės, uodai ar kiti vabzdžiai, kurie įkyriai zvimbia, bet nemažiau problemų tai kelia ir automobiliams. Čia jau akivaizdus faktorius, kad kuo ilgiau važiuosime didesniu greičiu, tuo daugiau jų turėsime ir natūralu, kad retas iš mūsų nusiplaus automobilį iš karto po kelionės. Tai 4 valandas, 3 valandas praleidome automobilyje kelionėje iki Klaipėdos ir atsakykime savo, ar tikrai iš karto ar nuplovėme. Tai greičiausiai palikome dienai ar 2, pašvietė saulutė ir rezultate turime prikepusias vabzdžių dėmes, kurių jau plovimo būdu nepašalinsime. Jei norite išvengti pigmentinių dėmių, po kelionės užsukite į savitarnos plovyklą, kur nešvarumus tirpdančių putų ir aukšto slėgio pagalba nesunkiai pašalinsite vabzdžių liekanas. Švaros specialistai pataria aukšto slėgio vandens pistoletą nuo kėbulo laikyti maždaug 5–7 cm atstumu. Tai leis pasiekti geriausią rezultatą. O dabar apie nešvarumus, kuriems kartais dėmesio skiriama per mažai. Kalbame apie dulkes, kurios kaupiasi techninėse ertmėse ar kituose tarpuose. Kartais jas valyti tingime arba paprasčiausiai nematome reikalo, nes jų tiesiog nesimato, bet tai turi ilgalaikį neigiamą poveikį. Kol mes neatidarėme durelių, tai reikėtų suprasti, kad dulkės yra tik tarpe, jos nepalindo po gumos sandarikliais. Vos tik pradarėme duris, sujudėjo oras, natūralu, kad apdulkėjo tas paviršius, kur guminis sandariklis liečia automobilio kėbulo. Tai reiškia, uždarėme sandariklį, prispaudėme dulkėmis ir tęsime kelionę. Automobilio kėbulas vizualiai atrodo, kad yra pakankamai standus, bet šiaip mikro judėjimo jisai turi, ypač per varstomus elementus. Ir iš to turime rezultatą, kad tos dulkės yra trinamos į dažytą paviršių ir su laiku matome, kad tie guminiai sandarikliai, kurie atrodo yra minkšti, bet vis tiek palieka tokius dryžius dažuose. Tai yra tų dulkių pasekmė. Plaunant techninius tarpus reikia nepagailėti vandens ir juos išskalauti itin kokybiškai ir tai daryti reguliariai, nes sunkiai arba visai nematomas purvas kitą savo nešvarų darbą gali atlikti po plovimo. Kai baigėme plovimą, natūralu, kad iš techninių tarpų išbėga kažkiek tai vandens. Jeigu mes neišplovėme tarpų, tai turėtume suprasti, kad tas vanduo jis neišbėgo iš tarpus švarus, jis išbėgo kartu su tomis dulkėmis, kurios buvo neišskalautos iš ten. Ir tada mes einame per automobilio sausinimo etapą, tai yra paimam šluostę ir su tuo dulkėtų vandeniu bandome jį nusausinti. Ir rezultate turime režimus. Vasara baigėsi, bet jos metu patirtų kelionių įspūdžių nesinori pamiršti dar ilgai, o štai nešvarumus nuo automobilio reikia pašalinti kuo greičiau. Todėl keliaukime švarintis, kol tai dar leidžia daryti geri orai, arba šios rūpesčius palikime specialistams.